Nors teigiama, kad gintaro atsargos Baltijos jūroje senka, Palangoje tęsiama tradicija išbarstyti 10 kilogramų gintaro. Šiemet žmonėms padovanota rekordiškai daug gintarų, daugiau kaip 70 kilogramų. Kaip ir įprastai, gintarų žmonėms žarstė jūrų valdovas Neptūnas. Pirmiausia, jis dovanomis apdalijo visą Basanavičiaus gatvę. Visi prie jūros barstysim gintarą. Šventė visus. Gintarai Palangoje barstomi jau 4 metus. Kasmet jų padovanojama vis daugiau. Šiemet Neptūnas išbarstė daugiau kaip 73 kg gintarų, 10 kg daugiau negu pernai. Nors teigiama, kad Baltijos jūra gintaro išmeta vis mažiau, Neptūnas pažadėjo, kad šios tradicijos bus laikomasi ir toliau. Iš tikrųjų, Neptūno atsargos nemažėja, saikingai vartojant mes turėsim dar daugeliui metų. Prie jūros Neptūną apspito būrys žmonių. Visi stengiasi surinkti kuo daugiau gintarėlių. Gausiausiai pririnkusių laukia dovanos. Taip pat apdovanoti ir didžiausią bei gražiausią gintarą radę kurorto svečiai. Man asmeniškai gintaras tai yra, tikrai Baltijos perlas, aš sakyčiau, daugiau negu perlas. Tai mūsų tėvų, mūsų senolių, visi papuošalai, tiesiog auksas. Ir džiaugiuosi, kad aš esu palangiškė, gyvenu Palangoje, būtent vyksta tokia šventė. Baltija yra labai graži ir ta jūra, jūroje galima rasti viską ir gintarų, ir kriauklių viską. Ar daug jau pavyko surasti gintarėlių? Daug, bet dar rinksim. Turiu, gerą stiklinaitę turiu, jau parsivešiu, va. Gražu. Dėkui. Kiekvieną dieną pavyksta tiek surasti? Ne tik, kad ne kiekvieną dieną, bet šiaip, žinokit, maloni atrakcija. Labai šaunu. Taip reiškia gintaras. Gintaras? Oi, pajūris, Palanga, saulė, nežinau dar pasakyti, viską, ką geriausia čia yra Palangoje. Jau labai patinka. Gintarinis savaitgalis Palangoje pasižymėjo ne tik rekordinių išbarstytų gintarų kiekiu. Kurorto svečiams pristatyti ir įspūdingai ilgi gintariniai karoliai. Rekordas yra 282 metrai. Šie karoliai sveriantys 16 kg pateko į Lietuvos rekordų knygą. Manoma, kad jie gali būti ilgiausi gintariniai karoliai pasaulyje.